Taip, su tokia nuotaika atvažiavom. Ir pirmąją prancūzišką patisserį. Šiandien jau turim 30 kg numynę ant tuščio skrandžio. Su šokoladu? C'est avec le chocolat. Oui, chocolat avec la pâtissière. Ir dar su kažkuo, ko nesupratau. Est-ce que vous pouvez faire la chaud? Le faire réchauffer Et heat? au micro. Trop chaud. Ah, oui, oui. Ah oui. Oui, oui. Cappuccino? Cappuccino. Ah, Un seul. c'est tout? Oui. On a fait réchauffer aussi. Bagdas visiškai fluent speakeris. Très bien. Ir pašildymą iš karto sudarinant. Nu ką, štai mes ir vėl prie jūros. Oras yra netoks gražus. Gerai, pistas. O tai blėt, kur saulė? Kur mergina? Kas čia per nesąmonė? Everybody loves the sunshine. Ateik čia. Folks get down in the sunshine. Croissant. Ką, laik? Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Folks get down in the sunshine. Come on, sunshine. In the sunshine. Folks get down in the sunshine. Down, down, down in the sunshine. Sunshine. Ooh, yeah, yeah. Everybody loves the sunshine. Ow, 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 ow. Just peace and things and flowers. 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 Nepasijutai nejaukiai, kaip pasakė, kokia ilga jau valandą. Ne, aš nekompleksuoju dėl savo ilgio. Oh, Visi... going to Paris. Oh, that's so great. Wow, that's so far. Oh, you know, just the Pacific Ocean. Aš tam net pradėjau skaičiuoti. Wow, Pacific, blėt. Nu ką, naktelio laukia kažkiam parke prie jūros. Surfer from one country, one would stay with me again. Bibikėlį. Imam pusryčiams košytę. Ir dviračio remontas. Privalgėm smėlio. Dar tuo pačiu metu vėl pamečiau grandinės varžtą, kuris pradėjo čionai viską drožt aplinkui, be išsisukinėdamas. Tai žodžiu, ne kokia mūsų situacija, bet užtat atsikėlėm gražiam parke. Niekas naktį prie mūsų nesikabinėjo, tik tai paukštis vienas paryčiais rėkavo. Kaip pilka kregždutė padangė nardo, jai labai pavydžiu žydrių kelių. Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Skaidriom naktim klausiu savo ežerų, sapnuos matau žydrių žarų. O kaip arti čia susirenka keliai, kokie karšti žemės spinduliai. Kai pabundu aš iš šūkių gilumos, nebėra
tu žemėj tylumos. Aplink jaučiu ir pasaulyje stogai, kiek paslapčių groja man žiūgai. Varom. Šitas šuniukas jau 7 kilometrus bėga su mumis. Bet tave surasti aš negaliu. Kaip maža kregždutė takeliais nardau, o kiek daug pasaulį klaidžių kelių. Laukuos miškuos Viskas. Eskilian numero, kaip šio. Vien. Skubėk rytmečio Au revoir, chien. Kalbėk paslaptingai. Merci. Koks lėvas, merci. Atskrisiu tau vėjų išdai. Va, yra 2 mangai. Aš sakyčiau eiti tą, nes jis prie Lidlo bus. Lakštutę soksiu amžinai. Po 3 naktų palapinėje pagaliau su Bagdu užsibukinom savo Airbnb. Tai dabar lekiam. Problema tokia, kad jisai yra dar už 50 km. Daužom šitą inklainą. Va, ant 12. Žalio vyno, dėl žalio žolyno. Ojo, mano mielas. Šiandien lietus būtų buvęs geriausia diena. Būtų žiauriai gerai. Bet blemba šalta, bandžiau mint, kur išeina neatleidžiu. Bagdas sakė, žino trumpesnį kelią. Kaip tėvai sakė, ėjo į mokyklą. Gerai, prakeikim Google Mapsus, bet vat kažkur išvedė. Karočią. Ant kažko, blet, užvažiavau. Kiaurą padangą. Ir Jibatė, mes taip artim 6 kilai. 6 kilai. Stumiam tada? Blet, stumsim kilometrą. Tikrai nekeisim. Greičiau pakeisim. O tu neturi ko pakeisti. Blet, tai reikia užkliuoti, na. Dabar rasi ko užkliuoti. Nežinok, stumtai, tipo, stumsim valandą, čia šūdas. Reikia pompos. Gerai, kad pažiūrėjom, paustumai vėl nusileisti. Nu, stiklo gabalas įstrigęs. Pažiūrim dar kartą. Eik tu savo. Pečiukas, davai. Bagdo kilimėlį laiko, tai turės laikyti ir šitą. Gerai, čia mūsų kelionė serviruoja, nenustoja. Kaip dantį. Blet. Ko išimkai? Net šviesa šviečia. Va. Gerai. Ak tu, po pagalbę šitą reikia dėti. Gerai. Nu, dešra lysk vidun. Sėdi. Gerai. Jau va vyla. Šlapukai. Ką? Rytas. Vežamės dviračius lauk. Oras puikus. Laukia graži diena. Kaip išsirinkti kitos žemės? La Volvo et la Mercedes et à tous ces camions là, voilà. Moi j'avais un Scania et il l'a racheté derrière.
skaniausiai Grand Voiture. Ouais. Gyvena Kenijoje? Visai nieko, dar su akiniais nustavo. Cortège en partance vers des latitudes impudiques. Šiandien reljefo profilis piramidės formos. Labai tvarkingai 40 km kilsim, tada 40 leisis. Pierre, elle, celle de mine. L'assemblée docile chemine vers son parfum de mine. Agitation Buvo toks tropicale, šaltukas, vardukas. créature astrale. Courtisane en transe, soupirant de l'élégance idéale. Viskas, diena baigta, dabar džiovintis. Įrėmį šiltą vavytę. Gavom šlangą biškį apsipraust savo dviračius. Susipažinom su namiškiais. Labai faina pora. Vidury niekur. Kaip iš karto nebūr. Rėmys ir Ami mus paliko. Sakė, šeimininkaukit čia, darykit ką nori. Valgykit mūsų maistą, mėgokit mūsų lovai. Jauskitės kaip namie. Tai mes jaučiamės kaip namie. Verdamės makaronus. Laukiu, kada prie stalo susirinkti. Eik, aš jį nuvalgęs negaliu. Sakėm, 9 išvarysim. Dabar yra 11. Bet va, aš jums palieku lietuviškų lauktuvų. Vieną giliažą ir vieną Vilniaus saldainuką. Va, kaip mėla. Daugiau neturim kaip atsidėkoti už nemokamą nakvynę, išskalbtus skalbinius, dušą, vakarienę, pusryčius. Agitation tropicale. Sprendžiam kiekvieną savo sveikatos problemas. Bagdui hamstringas skauda. Aš vakar pastebėjau nutirpimą tose kūno vietose, kur nenorėčiau, kad tirptų. Tai abu reguliuojame savo sėdynės, kad viskas baigtųsi gerai. Nu ir ką? Toulouse, c'est la bouse. Là-bas, il y a des gens souvent, c'est ça. Et on voit aussi au Japon, c'est de la folie au séisme, c'est ce Vienas pagrindinių prancūziškos kultūros potyrių yra sudalyvavimas riaušėse. Tai mes kaip tik po japoniško sodo einam tą padaryti. Kažko jie čia prancūziškai reikalauja. Atiduosi kamerą. Parodys kaip reikia. Yeah. Amateur.
Visi šiandien dėl didelio banderio ryte įstrigom Tulūze, tada turėjom atvažiuoti Kersoną. Esame prie vienos didžiausių ir seniausių viduramžių pilių Kerkasone. Jos pavadinimas, kaip kokius gali pastebėti, sutampa su vienu populiaresnių stalo žaidimų. Manoma, pagal tai ir buvo pavadinta. So you have to go out because I have to work. Pilis išties įspūdinga, joje yra labai daug įvairių gynybinių įtvirtinimų, kurie taip pat atlieka ir šlapiminę funkciją. Tai yra tikrai architektūriškai įspūdinga pilis, turinti plyčių. Šios pilies pavadinimas primena vieną garsų stalo žaidimą. Viskas, gerbėmieji. Atėjo kelionės pabaiga. Aš myliu toliau. Naktis mirs namo. Šiandien pasivaikščiojau po Bordo.